Mano vardas Audra, esu. Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskrityse šiais mokslo metais įgyvendinama programa Tu ir aš kartu mes galia. Ji skirta paskatinti moksleivius ir pedagogus savanoriškai veiklai. Projekte 77 mokyklose dalyvaus kone 2,3 vyresnių klasių mokinių. Užduotis. Prisistatot, pasakot, kodėl klausinėja ir prisiminkite, klausimai konkretus, aiškus. Šis seminaras vyksta Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje. Formuojant palankų moksleivių požiūrį į savanorystę, kartu skatinamas jų kūrybiškumas, komunikabilumas, puoselėjimas, noras kurti draugiškus santykius su aplinka ir bendruomenė. Kad mes išmoktume priimti kitą žmogų tokį, koks jisai yra, kad jisai kartu su mumis dalyvautų veikloje ir aišku per tuos visus psichologinius dalykus įdėti į gyvenimą čia, kur gyveni, kad jisai padėtų vyresniam žmonėm, padėtų bendraamžiams, padėtų gyvūnijai, padėtų aplinkai ir visam kam, kad jisai užsiimtų tos savanoriškus veiklos. Kitas nemažiau svarbus programos tikslas – padėti jaunimui suvokti, kad gerus darbus galima daryti savoje aplinkoje čia pat, kur gyveni. Tekę yra į senelių namus čia Kvėdarnoj eiti ir jiems ten tai eilėraštį sakyti ar šiaip pralinksminti dieną. Programoje dalyvaujantis moksleiviai ne tik dalyvaus seminaruose, tačiau ir savarankiškai tirs aplinkos poreikius, apibendrins apklausos rezultatus. Remdamiesi tyrimo išvadomis save išbandys bent 4 savanoriškose veiklose, o mokslų metų pabaigoje programos dalyvių laukia baigiamasis sąskrydis. Projektas Tu ir aš kartu mes galia yra vienas programos Tapk iniciatyvų. Tapk iniciatorė Švietimo ir mokslo ministerija, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis.